Mano vardas Saulius, aš esu alkoholikas ir kas buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar. Taip, iš esmės nelabai mėgėjęs pasakot apie tai, kaip aš gėriau, bet kadangi susirinkimas yra atviras, tai turbūt pabandysiu mano didelė istorija gėrimo, bet ją kažkaip sutrumpinti. Anksti paragavau, nežinau, patiko, nepatiko, bet taip darė ir mano draugai kiemo, ten mes buvom gal po 12 metų, po 13. Buvo kažkaip drąsiau, kiečiau, išsiskirti nelabai eidavo, tai vyko tas vartojimas toks ir mokykloje iš pamokų pabėgimas, ten alaus kažkokio paragavimai. Vienu žodžiu toks, gal noras būti ten tokių nedrausmingų chuliganų, tada jautiesi kietesnis. Nežinau, net nelabai aš analizavau, kodėl aš tai pradėjau daryti. Bet turbūt man patiko tai ir viskas. Toks laisvės jausmas buvo didelis. Bet aš nesupratau, kad mane tai labai greitai įvėlė į tą tokį labai nesveiką vartojimą. Aš 15 metų jau pakliuvau į teisiamųjų suolą. Girtas prisidirbęs, tada grįžus, kaip ir su pertrauka to nevartojimo buvo, kaip ir nereikėjo, bet paskui vėl po biškį ragavimai, vėl tas išsilaisvinimas, vėl tas drąsos jausmas. Ir nežinau, kada tas buvo. Tai buvo kaip vaistas vartojamas, kurio momentu negaliu dabar pasakyti, bet vartojau visada ir sukauti tarp žmonių, kur man įdomus buvo tie suplanuotos gėrimus. Viskas tas man kėlė, laisvalaikis turi būti su alkoholiu, šokiai ir taip toliau, visą tai. Ir aš paskui atsivedžiau irgi turbūt girtas. Aš sutikau girtas moterį, aš girtas su ją susipažinau, aš girtas su ją eidavau į pasimatymus, išgėręs, taip sakysim, ne visai gal girtas. Ir pasipirštau girtas, ir jinai pastojo, viskas buvo, į viską žiūrima pro stikliuką. Visas tas gyvenimas man iš bonkos vidaus matys. Santykiai buvo siaubingi. Ne man, jai. Nes aš buvau visą laiką girtas, taip sakysim. Jinai man trukdė gerti, aš išeidavau iš namų ir gerdavau ten savaitę, 2 galėdavau gerti. Mane žmona sugrąžindavo namo, man tas patikdavo, kad pačiam nereikia grįžti, atsiprašinėti. Toks gyvenau savo. Man taip malonu, man taip gera ir man taip reikia. Tai man buvo 25 metai, kada mane įkalbėjo eiti užsikoduoti.
Tai jeigu jau aplinka mane įkalbėjo eiti užsikoduoti, reiškia tikrai matėsi, kad jau aš turiu didelių problemų, kad alkoholis yra visų mano gyvenimo nesėkmių yra priežastis. Man aišku tas nesimatė. Aš sutikau eiti koduotis dėl to, kad įkalbėjo mane šeima, ošvėjai, žmona. Nuvažiavom mes pas Jusaitį, užsikodavau, jiems pasakiau, kad 5 metams koduosius, pačiam Jusaičiui akistatui paprašiau metams, kad biški dar nelabai stipriai, kad jis mane užkoduotų, nes aš galvojau, ten alūčio vis tiek norėsiu atsigerti. Nu, toks vat požiūris buvo. Reikėjo atsikratyti tų įkalbinėjimų šeimos narių. Ir tai tada aš ten irgi po keletą mėnesių nepagėriau, bet aišku, tas kodas man ten nepadėjo, aš toliau savo sėkmingai ragavau, gėriau ir vienu žodžiu, dar po poros metų aš jau turbūt davedžiau iki kraštutinumų savo visą tą šeimą, buvau išvarytas iš namų, įvyko skyrybos ir aš pakliuvau į tokį bendrabutį Vilniui, su tokį draugą sutikau, mes ten kartu pradėjom gerti, jisai ten su kažkokia sugyventinė buvo, tos sugyventinės draugė, aš su jie ten susipažinau. Ir vienu žodžiu, toj landiniai, tam bendrabutis, ten toks bendrabutis buvo, košmariškas. Visas bendrabutis viena didelė landinė. Ir aš ten sėkmingai gėriau apie 3 mėnesius. Diena iš dienos, ten dieną naktį, ten man susivėlė viskas, žemė ir dangus susijaukė ir diena ir naktis ten, siaubingai buvo. Ir ten tas bendrabutis buvo kaip tik šalia Vilniaus narkologinio. Tokia ironija likimo. Ir aš po tą narkologinį visą laiką eidavau iki kioskų, nusipirkti pachmielo arba šiaip nusipirkti alkoholio. Ir aš žinojau, kad ten ir kažkada buvo tas narkologinis ten kažkoks dispanseris, nedispanseris, kad ten laikydavo uždarytus alkoholikus kažkada tarybiniais laikais. Ir, man ta įstaiga buvo svetima ir tai yra ne mano įstaiga, nes aš save alkoholikų vis tiek dar neskaičiau. Mes ten su draugais kaip ir jokaudavom, ten alhašai, ne alhašai, ten, bet alkoholikos savęs nelaikiau. Man alkoholikas buvo labai baisus žodis, čia buvo turbūt ne ligos pavadinimas, o buvo toks daugiau statusas. Ir tai yra labai žemas statusas mano akimis buvo. Alkoholikų būt pavadintam, tai buvo labai didelis nužeminimas, įžeidimas man. Ir savo prisipažinti, kad aš alkoholikas, man ir į galvą net nebuvo atėję, kad tai reikėtų padaryti, kad aš turiu kažkokių problemų ir kad pas mane yra kažkokia liga. Aš žinau, kad aš negaliu taikingai gerti. Tai buvo mano didžiausia problema. Aš žinojau, kad alkoholis, kad visos mano bėdos, nelaimės įvyksta su alkoholio pagalba. Jeigu aš negerčiau, aš buvau įsitikinęs, pas mane būtų gyvenimas kitoks, aš turėčiau pinigų, aš turėčiau darbą, aš turėčiau šeimą. Bet kadangi aš geriu, o man tai labai patinka, tai pas mane šito nieko ir nėra. Nežinau, kur tą viduriuką rasti, kad aš galėčiau išgerti ir turėti tos ir darbus, viskas, bet išgerti kaip normalų žmonės geria. Aš mačiau tos normaliai geriančių žmonės, kaip man atrodė. Jie ir prisigerdavo, bet jie kitą dieną ten nesipachmelindavo, eidavo į darbą ir aš svajojau tai turėti. Aš svajojau turėti tokias galimybės gerti.
Ir turbūt mano visi gerimai buvo, visų gerimų tikslas buvo, va tie eksperimentai, kad va šį kartą aš kažkaip dabar pabandysiu kitaip pagerti, kažkaip gudriau, kažkokius kitus gėrimus, kažką ten prieš tai suvalgant, užtikandant ir taip toliau, ir taip toliau. Įsimiegot reikia, nu daug visokių ten buvo. Ir man niekaip nepavykdavo, man vis tas pats ir tas pats, pas mane tos daugiadienės, tas būsena žiauri. Ir aš ateidavau pro tą narkologinį visą laiką, taip dar pažiūrėdavau į tą pastatą, mačiau tam balkone žmonės rūko, alkoholikai turbūt, tie, kurie gydosi, nu, nelabai aš ten gilinaus. Ir kodėl aš miniu, kad aš eidavau pro tą narkologinį, vieną kartą aš sutikau draugą, su kuriuo dar, man tada buvo 28 metai, tai aš sutikau tą draugą, su kuriuo ten dar tai jaunystėje, ten, kai buvom po 20 metų, stiprus, galingi, mes su juo ten kartais gerdavom, ten iš tam tokio rajono, ir jisai mane pamatęs, sako, o Jėzus, sako, kaip tu atrodai? Buvo vasara, aš buvau melsvos spalvos mano kūno oda, nors vasarą turėčiau būti įdegęs, bet aš toks melsvai pilkas buvau, kaip man jisai aprašė mane. Aš pats to nemačiau. Vėliau jis man tai aprašė mano išvaizdą. Jisai su išgąsčiu į mane pažiūrėjo ir sako, tu žinai, kad tu turi baigti gerti. Sakau, žinau, bet man nieko nesigauna. Sako, ateik pas mus, galvoju, kur pas jūs. Ir jis man rodo į narkologinį. Sako, va, aš čia guliu 4 aukšte. Sako, ateik, išsivalysi, viskas bus gerai. Nebijok. Aš dar perklausiau, kas čia per įstaigą. Sakė, čia tiesiog ligoninė detoksikacija. Atsiguli, tave atlašina lašaliniam, pagulėsi, 2 savaitės pailsėsi ir atsigausi tikrai. Tai va, turbūt tas pirma injekcija į mano smegenis buvo, kad aš kažką turiu daryti kitaip, ne taip, kaip aš ten vis išradinėdavau būdą, kaip sveikiau išgerti ar gudriau, o kad aš turiu kažką kitais būdais dar bandyti, gal per mediciną eiti, gal va ten išvalys mane, gal ten kažkas pasikeis, nes aš jau sustoti negalėjau niekaip. Aš atrodžiau žiauriai, pas mane drabužiuose utėlės gyveno, vienu žodžiu, va taip aš tailandiniai 3 mėnesius pradripsojęs maždaug atrodžiau, 28 metų vaikinas, mėlynai pilkos spalvos ir drabužiuose utėlės. Nu tai va tokiam stovyje aš atėjau į tą priimamąjį ir mane priėmė, paguldė į ligoninę. Ir ten, kada mane ten atlašino, ten tie susirinkimai pradėjo vyktis rytiniai ir jie ten visi pasisakydavo, aš alkoholikas, vardas pavardė, ar tu jie tą išsivardindavo, maldą jie susakydavo. Nu, man tai atrodė, aš kadangi įkalinimo įstaigose esu buvęs, aš žinojau, kad, tokios taisyklės toj įstaigoj ir jų reikia laikytis. Įkalinimo įstaigoje reikėjo pasisakyti, kad aš esu nuteistasis, o čia reikia pasakyti, kad aš esu alkoholikas. Ir aš tą sakiau irgi kartu su jais, nes taip reikėjo. Bet tai nereiškia niekaip, kad aš savo įsivardinau, kad aš turiu tą ligą. Ir aš užsidaręs palatoj, pragulėjau tas visas 2 savaitės, turėjau ten detektyvų kažkokių prisitempęs, man atnešė ir skaičiau aš ten, ilsėjausi. Vienu žodžiu, aš atsigavau fiziškai. Kaip ir gerai, fiziškai atsigavęs, pilnas jėgų kupinas, išsirašinėjau iš tos ligoninės. Nežinau, nebuvau nei vienam ten kažkokie vyko lygtai susirinkimai, kažkokie psichologai,
kažkokie socialiniai darbuotojai, kad mane ten kvietė, nei man ten reikėjo, nei man buvo įdomu, aš niekur nejau. Sakau, užsidaręs, prabuvau visas 2 savaitės palatui. Tik tai papietaut ir ten iki virtuvėlės kavos. Ir išeidamas praktiškai spjoviau aš ant tų durų, pasakiau, kad mano kojos daugiau čia nebus. Nu, ne man šitą įstaigą, absoliučiai. Kad šiaip ir aš galiu ir namo išsikviesti tas lašalinės ir taip pat atsičiukinti, va, kaip dabar. Ir viskas bus gerai. Tai va, aš tą dieną išėjęs iš ligoninės, tik tą dieną ir prabuvau blaivus. Ir paskui aš vėl užgėriau ir tiesiog turbūt nuo pirmos užgėrimo dienos aš grįžau vėl į tą savijautą, kaip buvo va, prieš tas 2 savaitės, kaip gėriau, nu, kaip iki to narkologinio. Aš vėl į didelę bedugnę įkritau to gėrimo ir supratau, kad man, nu, viskas, man ateina šakė. Ir aš grįžau į tą narkologinį po mėnesio gėrimo. Ir manęs nepriiminėjo, aš ten jų maldavau, kad mane priimtų. Ir mane paguldė dar kartą. Bet jau tada vedėja pasakė, kad su sąlyga, kad aš dabar ten turėsiu lankyti tos užsiėmimus pas psichologą, ten aš viską žadėjau, kad aš tikrai darysiu, kad jūs mane tik tai priimkite ir laikykite. Tai maža to, aš dar prisiprašiau, kad mane ilgiau palaikytų tam narkologijai, nes aš tiesiog bijojau iš jo išeiti. Ant kiek aš buvau bejėgis prieš tą alkoholį, bet aš vis tiek to nepripažinau. Aš žinojau, kad aš neišbūsiu nei vienos dienos už šitų sienų blaivas ir kad mane vėl į tą liūną įtrauktas alkoholis. Bet mano suvokimo nebuvo, kad tai yra mano bejėgiškumas kažkoks, kad aš esu alkoholikas ir kad mano gyvenimas yra absoliučiai nevaldomas. Man, net žalio supratimo aš apie tai neturėjau. Ir tada tam narkologiniam, ta socialinė darbuotoja mane pradėjo kalbinti, kad reikia eiti į susirinkimą pas anoniminius alkoholikus. Galvoju, čia dabar dar kas. Jau maža to, kad aš tą žodį čia sakau jums tik tai ten, kad jums taip reikia, bet dabar aš dar eisiu pas alkoholikus į susirinkimą. Man alkoholikas tai atrodė tas, kur ten bomžas, mėlynom lūpom, prie konteinerio, purvinas, smirdantis, vos šnekantis, ten kažkokių ryšulėlių kišenės pilnos. Aš jų esu matęs gatvėse, tai jie man ir buvo alkoholikai. Ir dabar į alkoholikų susirinkimą, tai kaip nakvynės namai, aš įsivaizduodavau irgi, kur bomžai susirenka, kur neturi kur gyventi iš tų šiluminių tinklų visokių. Ir mane į tą susirinkimą kviečia. Aš iš karto pasakiau ne. Bet kadangi aš prieš vedėją buvau prisižadėjęs ir vedėja man irgi sakė, kad aš turiu eiti, tai aš pakliuvau į tokį išeities variantą, sakau, reikia eiti. Ir mane nusivežė tą socialinę darbuotoją, čia buvo 97 metai, grupė Versmė vadinosi, čia Vilniuje, buvusiai vidaus reikalų ministerijos rūmose. Ir mes tenais, kada atvažiavom, ten prie to didelio įėjimo, aš dar sustojau parūkyti, jinai žiūri, sveikinasi su kažkokiais tai žmonėm, buvę ministerijos rūmai, gal kažkokie ten dar dabar ofisai, gal ką, nes, matosi žmonės tokie oficiniai atrodantis, su kaklaraščiais, kas su kostiumais, šalia mašinų tokių gerų, pas porą ten mobilieji telefonai, tikrai oficiniai žmonės. Kažkokie, gal direktoriai, kažkokie, gal firmų kažkokių vadovai. Ir jinai ta socialinė, nežinau, galvojau, gal čia jinai turi kažkokių ryšių su tais rūmais, nes čia tie alkoholikai kažkur ten viduj kažkur yra tas susirinkimas. Toks mano įvaizdis buvo, toks mano supratimas buvo.
Ir kada aš parūkiau ir mane įsivedė, ten tokiais laiptais užlipom ir įvedė mane į kambariuką, ten arbatą kažkas darė. Ir pasirodo, tie visi oficiniai žiūri į tą patį kambarį suėjo. Ir pasirodo, kad va čia tie yra alkoholikai. Ir man niekaip nesusiryšo galvoj. Nu, mano įvaizdis, mano išankstinė nuostata, kas tie alkoholikai yra. Ir tai, ką aš pamačiau, va tie mano akimis turtingi žmonės, kultūringi, išsilavinę, pareigose, ne, jie vat prasidėjus susirinkimų, jie skaitė žingsnius ir jie vardinosi kartu alkoholikas toksai, alkoholikas toksai, alkoholikas toksai. Ir kada atėjo eilė iki manęs, aš jau su kita mintim ištariau žodį, kad aš esu Saulius, aš esu alkoholikas. Aš galvojau, kad jeigu aš pasakysiu, kad ir aš esu alkoholikas, aš bent kiek prisilyginsiu prie jų. Nes aš save skaičiau daug žemiau kritusių ir tokių išvis, nabagų. Tai vat šitoje vietoje aš tą žodį alkoholikas pasakiau kitaip. Nes aš norėjau būti nors kiek panašus į juos. Tai vat, kad susitapatint su jais, kad aš irgi esu alkoholikas. Vat aš tarp jūsų. Aš irgi šitoj chebroj. Man kažkaip net gera pasidarė. Tai vat, čia mano tokia pirma pažintis ir tas turbūt pasikeitė tas požiūris, kas tas yra alkoholikas. Aišku, mano kelias dar buvo ilgas, tolimas. Aš dar ilgai, aš lankiau tas grupės, paskui kaip visada užsisuko į gyvenimą mano viskas, darbas atsirado kažkoks, tai reikėjo dirbti, laiko mažai turėjau grupėms, paskui atsitraukiau nuo susirinkimų, pasijaučiau gan stiprus ir užgėriau. Aš užgėriau. O tada pirma mano ta blaivybė buvo turbūt viena iš ilgiausių. Tai buvo, aš tada prabuvau 1,5 metų blaivas. Tai buvo stebuklingas laikotarpis. Aš per tą laiką susipažinau su moterim, aš su ją pradėjau gyventi. Bet vat užgėriau. Aš užgėriau, bet aš pragėriau neilgai. Aš pragėriau gal savaitę, gal 1,5 ir aš iš karto pabėgau į narkologinį. Aš žinojau, kur yra išgelbėjimas. Tai vat, paskui ilgai aš dar uždavinėjau klausimą, ar narkologinis mane gelbėjo, ar man dar leido toliau gerti, nes aš turėjau tokią išeitį. Aš nebijojau užgerti, aš žinojau, kur mane išgelbė. Bet iš kitos pusės nebūtų to narkologinio, tai aš turbūt būčiau kur nors miręs patvaryti. Tai vat, aš iki šiol dar neturiu atsakymą. Ar man pratęsė mano užgėrimų laikotarpį narkologinis, ar išgelbėjo man gyvybę. Gal nebūtų narkologinio, bet aš tada nebūčiau radęs anoniminio alkoholikų. Tai vat, vienu žodžiu, aš dar beveik virš 13 metų aš dar tokį gyvenimo būdą vedžiau. Aš eidavau į susirinkimus, paskui toks cikliškumas buvo. Anonimai, darbas, užgėrimas, narkologinis. Anonimai, darbas, užgėrimas, narkologinis. Ir tas cikliškumas konkretus buvo. Aš prabūdavau blaivas ten nuo 3 iki 9 mėnesių. Aš dar juokdavaus, kažkas man leptelė, sako, tai tu 9 mėnesių niekaip negali išbūti, tu sako, nepagimdai niekaip savo tos blaivybės. Vis tau tas kaip atmetimas, vaikidas rusiškai. Aš vis užgerdavau. Tai vat, kad būtų aiškiau, aš kada jau paskutinį kartą apsilankiau narkologiniam, buvo mano paskutinis vizitas tenais. Ir jau tada prasidėjo mano blaivybė. Tai buvo mano 24 narkologinis. 24 kartą aš ten gulėjau. Tai vat per tos 13 su biškiu metų, aš šitiek kartų buvau narkologiniam.
Aš porą kartų dar atsigavęs buvau ir be narkologinio, gal net ne porą, tai aš užgerinėdavau labai daug kartų. Tai va tada, kada aš ėjau pirmą kartą į tą ligoninę, kai aš minėjau, 28 metų ten su utelėm, aš galvojau, kad didesnio dugno aš pasiekti jau negaliu, kad čia yra dugnų dugnas, ne? Bet pasirodo, aš dar 13 metų vis naują dugną rasdavau. Mano tas ritimasis žemyn, jisai buvo akivaizdžiai matėsi, mano sveikata krito žemyn, ir mano moralinis lygis krito žemyn, mano smegenų degradacija labai progresavo. Ypač tas degradacija vidinė labai jautėsi, nes aš prie kioskų tų stovėdavau, kaimynai matydavo, man absoliučiai gėda nebūdavo. Ne? Aš turbūt jau nežinojau, kad šito reikia gėdintis. Aš žinojau, kad aš esu toksai, kad aš su tuo nieko padaryti negaliu ir kad mano, aš kitos išeities neturiu. Aš jeigu nepasichmėlinsiu, neišgersiu, aš žinau, kad aš mirsiu. Tas išgyvenimas vyko kartu su alkoholiu. Ne? Ir aš neįsivaizduoju, kaip galima iš to išlysti. Ašgi lankau anonimus, man jie nepadeda. Aš einu į tas grupės, bet aš vis tiek geriu. Man nelengvėja tas gyvenimas, man nešviesėja, man geriau nesidaro. Aš iš jūsų girdžiu ten apie kažkokius ten laisvės, laimės, kažkokius Dievo pagalbos, kažkokie dievai jums padeda. Aš neįsivaizdavau, kaip man tas gali padėti. Aš su Dievu iš vis neturėjau nieko bendro, nes aš dar nuo vaikystės buvau atmuštas nuo bažnyčios, nes mane senelis tiek kartų į bažnyčią tempdavo, tampydavo visus mano geriausius laisvalaikius, mane jisai tempdavo į bažnyčią. Tai aš bažnyčios alergiškai nevirškinu. Man du baisiausi žodžiai vaikystėje būdavo, tai sodas ir bažnyčia. Nes kada visi draugai žaidžia, mane arba išsiveda į sodą, arba senelis į bažnyčią. Nes jisai buvo zakristijonas anos bažnyčiai Vilniui. Jis mane ten ne tik į mišias, bet tenais ir į tą vidų iš ten, kad aš ten prie jo būčiau, kad ten jam kažką padėčiau. Vienu žodžiu, man ta bažnyčia tai buvo žiauriai. Ir aš nuo tos religijos dar nuo vaikystės tai buvo atkratytas, kad man sunku buvo rasti tą ir aukštesnę jėgą, suprasti, apie kurią jūs šnekat. Tai toks mano buvo maždaug gėrimo kelias. Aišku, ten daug visko buvo, bet aš neįsiplėsiu. Tai ir taip jau per daug čia turbūt apie tą šneku. Bet aš kada paskutinį kartą narkologiniam gulėjau, tos bemiegės mano naktis, ten kelios, jos visada būdavo. Narkologiniam skyriui, tam žinojau, kad aš tų tablečių stengdavaus negerti, migdomųjų, nes aš žinojau, kad anksčiau ar vėliau tos 2-3 bemiegas naktis jas reiks išgyventi. Ar namie, ar čia ligoninėje. Tai geriau ligoninėje, nes ten vis tiek prie chebros, ten rūkyklose, ten kažkaip tos naktis lengviau praleidžiamas. Tai aš buvau prisipratinęs, kad aš 2-3 naktis praleisdavau bemiegas, dar būdamas narkologiniam. Tai bet šitos naktis jau buvo kitokios, aš jas turbūt nepraleidau kalbėdamas anekdotus ir tose rūkyklose su chebra, o labai gilūs susimąstymai buvo. Turbūt aš dabar tai suprantu, kad nenorom aš dariau tą pirmą žingsnį. Tada tom naktim aš įgavau tą pasiryžimą. Aš įgavau pasiryžimą, kad aš turiu pasiduoti, turiu atsiduoti anoniminių alkoholikų valiai, turiu tikrai įsigilinti ir daryti tai, ką daro jie, nes kitaip man bus šakės. Aš tada vidum savo visų jaučiau, kad aš priejau tą pilną kapituliaciją. Aš pasidaviau. Aš tikrai troškau išlipti iš to pragaro. Išlipti iš to pragaro ir daugiau
jau ten niekada negrįžti. Aš kažkodėl net tikėjau, kad aš daugiau niekada gyvenime negersiu. Aš pasiryžau daugiau niekada gyvenime negerti. Gal ir netikėjau, bet pasiryžimą aš tą turėjau. Aš turėjau pasiryžimą daryti viską, kad aš daugiau nebegrįžčiau į tą pragarą. Nes tas mano gyvenimas iki tos dienos, jisai buvo, tikriausias pragaras. Ne? Ir aš pradėjau, būtent tam narkologiniam, aš pradėjau jau visai kitaip lankyti susirinkimus. Aš važiavau į susirinkimus. Aš pradėjau ieškoti žmonių, kuriems galiu uždavinėti klausimus. Aš pradėjau klausytis. Aš susipirkau knygą. Pradėjau skaityti ją. Tik tai tas, kad po pusės metų pas mane ir gyvenime dar tie lūžiai įvyko. Aš išvažiavau gyventi į užsienį su šeima. Su žmona, dukra ir mes išvažiavom gyventi į Škotiją. Ir aš atvykę į Škotiją, aš supratau, kad aš esu vienas ir man čia bus labai sunku. Aš anoniminius alkoholikus kaip ir susiradau, bet anglų kalboje, angliškai aš nemokėjau nei žodžio. Ir laimė, kad aš tokį darbą gavau, kad aš turėjau galimybę kas 2 mėnesius grįžti į Lietuvą. Savaitėj 2. Tai vat aš grįždavau į Lietuvą tam, kad aš galėčiau lankyti susirinkimus. Antiek mano stiprus tas pasiryžimas buvo. Ir aš žinau, kad aš negaliu niekur nutolti nuo to. Tik tai taip aš išliksiu blaivas. Tai aš apie metus laiko o taip ir skraidžiau į Lietuvą, ateidavau į susirinkimus, klausydavau, nagrinėdavau. Su tais globėjais dar nelabai buvo. Globėjavimas tas dar nevyko stipriai Lietuvoje, dar labai mažai apie tai buvo šnekama. Čia buvo 2010 metai. Jau pradžia buvo, jau kažkokios pokyčiai Lietuvos anoniminiams alkoholikams vyko, jau daugiau apie žingsnius labai buvo šnekama. Bet ir aš tada atradau tokią Skype'o grupę. Jinai rusakalbė grupė, bet tarptautinė. Ir man labai jinai tiko, nes man galimybės leido, susirinkimai vykdavo kiekvieną dieną. Ryte ir vakare. Po 2 susirinkimus į dieną tą grupę turėjo. Ir aš vienus metus visus, vieną dienon, praktiškai ne vieną net praleisdavau susirinkimus to Skype'o tada, kada skrisdavau į Lietuvą. Vykdavau į Lietuvą. Tai aš toj grupėje prasidėjau metus nepraleidęs beveik nei vieno susirinkimo, o taip dar pralankiau tą grupę dar apie 10 metų. Tai toj grupiai aš ir gavau tą savo pradžią, susipažinimą su žingsniais. Tas didelis noras daryti viską, ką darote jūs, atrasti savo tą savo kelią ir gyventi blaiviai. Tai aišku, aš kada jau aš susipažinau su žingsniais, aš niekada nevadinu, kad aš praėjau žingsnį. Mano suvokime to nėra. Aš žingsnius turėjau suvokti ir aš gyvenu jais. Aš gyvenu jais visada. Ne? Todėl aš neminiu to termino, kad aš praėjau žingsnį. Aš juos visada nagrinėjau, po tai dienai aš juos nagrinėjau. Tai kada aš gavau tą suvokimą apie žingsnius, aš supratau, kad aš galėčiau likti blaivas, kad aš galėčiau turėti tai, ką jūs turite, aš turiu dalintis tą savo patirtimi, aš turiu tai perduoti kitam alkoholikui, nes labai gerai įsisavinau tas pagrindus anoniminio alkoholikų. Ja? Kad anoniminio alkoholikų, kenčiančiam alkoholikui gali padėti tik kitas alkoholikas. Ne? Kad
aš vienas nieko negaliu padaryti. Kiek aš žinių beturėčiau, vienas aš esu bejėgis šitam kelyje. Ne? Kad yra va šita draugija, yra anoniminiai alkoholikai ir aš turiu būti kartu su jumis. Va tik tada pas mane viskas veikia. Ir tik tada, kada aš galėsiu padėti dar kenčiančiam alkoholikui, kada aš galėsiu būti išklausytas, išgirstas ir pats išklausysiu kito alkoholiko. Ir tas suvokimas atėjo, kad tai ir turi būti mano gyvenimo būdas naujas. Ne? Aš pasirinkau anoniminius alkoholikus, jie gyvena būtent pagal šitą programą, jie gyvena ir jiems rūpi visas šitas anoniminių alkoholikų gyvenimas. Tai yra ir tarnystės, ir šiaip rūpinimasis kitais. Ne? Nutolimas nuo to egoizmo o tokiu būdu vyksta. Ir man tas turbūt labai ir padėjo. Ir aš, kaip jau minėjau, aš vienas buvau šitam mieste, Aberdine aš gyvenu, Škotijoje, Aberdinas. Aš kiek 6 metų blaivybės susiradau Lenkų grupę, aš nuėjau pas juos, pas Lenkus į susirinkimą. Prasėdėjau aš pas juos apie pusę metų, lankiausi jų grupiai. Man labai nepatiko jų, ką jie ten daro, nes jie pirmoji daly aptarinėdavo, kaip praėjo savaitė. Jų rinkdavosi ten 4-5 žmonės ir gaunasi taip, kad jie ten skundėsi savo visi gyvenimu, bet džiaugiasi, kad jie blaivus. Ir aš netikėjau to. Galvoju, kaip galima skūstis ir džiaugtis. Nesąmonė. Ir tas formatas jų grupės, man labai nepatiko, bet aš žinojau, kad aš negaliu to sakyti jiems, bet kad tai reikia kažkaip pakeisti, kad su to reikia kažką daryti. Ir po pusės metų aš turbūt įnešiau jiems tą tokį sukrėtimą tos grupės. Aš pasiūliau taip iš partizaninių būdų, kaip sakant. Aš nenorėjau kištis į jų grupės reikalus ir jie būtų manęs neišgirdę, jeigu aš pasakyčiau, kas man nepatinka. Bet aš jiem pasiūliau temą, nes jie visą laiką antroji daly siūlydavo temą papildomas. Kokias temas arba kasdienį apmąstymą. Pirmoji daly išsiskundė savo gyvenimais, antroji daly jie ten bandydavo sveikti. Ir aš pasiūliau temą 5 skyrius, kaip tai veikia, ne? Kad išsinagrinėt, pakalbėt, kas ten parašyta žodis į žodį. Nežinau, kiek jie buvo nustebę, bet aš buvau dar labiau nustebęs, kad pasirodo, jie kiekvieną dieną skaitydami, tai jie nežino, kas ten parašyta. Su manim tai buvo. Mano pirmi metai blaivybės, kada buvo, aš irgi supratau, kad aš ten 13-14 metų girdžiu tą tekstą, bet aš niekada nežinau, kas ten parašyta. Ne? Tai vat ir jiems irgi tai buvo sukrėtimas. O šitam tekste parašyta žodis į žodį, ką aš turiu daryti, ir tada su manim bus viskas gerai. Ne? Bet žodis į žodį. Ten aiškiai parašyta, kad jokių dalinių priemonių, kad tik visiškai atsidavęs šitai programai, kad tik tai darydamas šitus veiksmus, kas ten parašyta, ne, yra 100%, kad su manim viskas bus gerai. Tai tada po to susirinkimo, aišku, viskas pradėjo ten gyvėti toj grupiai, aš įsivėliau su jais į veiklą, aš pradėjau tarnauti pas juos, įkūriau dar vieną Lenkų grupę, nes vienos buvo kaip ir mažoka, tada antrą grupę įsikūrė, tada aš paraleliškai važinėdavau į Škotijos stovyklą lietuvių, ten su lietuviais daug bendravimo buvo, ir atėjo laikas, aš įkūriau lietuvių grupę Aberdine. Bet buvo tas susitarimas su savimi. Jeigu aš pasiryžęs sėdėti vienas, ne, iki metų, netgi jeigu reiks vienas sėdėsiu, pats pasiryžau.
Tai tada žengta žingsnis, Sauliau, vat aš savo taip atsakiau. Ir aš įkūriau tą grupę ir iš tikrųjų man teko ir vienam sėdėti. Nes buvo dar vienas lietuvis, bet jisai užgerinėdavo dažnai. Tai kada jis negerdavo, mes dviese būdavom susirinkime, kada jis užgerdavo, aš sėdėdavau vienas. Aišku, aplankyti ateidavo Lenkų dažnai. Palaikyti 7 tradiciją, tai aišku, tas irgi daug davė naudos, nes mes galėjom išsilaikyti tada. Ir aišku, šiai dienai ta grupė jau veikia jau 7 metai, jau mūsų renkasi ir iki 10 žmonių, ten porą kartų yra buvę ir po 12-13 žmonių rinkosi, tai grupė veikia. Tai aš įsitikinau, kad viskas, kas vyksta šitame gyvenime, ne, kas man patinka, kas nepatinka, ne, aš galiu pakeisti tik taip pat. Tik nuo savęs pradėdamas aš galiu kažką įnešti, ne, kažkokius pokyčius. Tai vat, man tas labai padeda šiai dieną, aišku, išgyventi. Aš turiu daug dabar tos tarnystės, bet jinai manęs niekiek nekamuoja. Man nežinau, ar tai patinka, ar nepatinka. Vat kaip ir minėjau, čia gyvenimo būdas. Na, aš žinau, kad negalima kitaip. Kitaip bus, visų pirma, man bus šakė. Draugijai turbūt nebus, neateis. Bet ir apie draugiją reikia pagalvoti, kad jeigu aš nenorėsiu nieko daryti, dar kas nors nieko nenorės daryti, tai taip ir dingsta draugija. Ir šitiek žmonių išsigelbėjusių nebeturės kur gelbėti. Tai va tas man labai rūpi. Tai tie 3 įsakai, ne, tas trikampis, jisai yra pagrindas man. Tarnystė, sveikimas ir vienybė. Aš be to šiandien net neįsivaizduoju, kaip mano gyvenimas galėtų atrodyti. Tai vat, kas liečia žingsnių, vat aš galiu pasakyti, kad keistas dalykas, ne, kad aš sakau, jeigu aš minėčiau, kad aš praėjau žingsniais, tai aš juos kada praėjau prieš 10 metų, prieš 12 gal. Kada pirmą kartą aš su jais susipažinau, ne, jie visai kitaip atrodė. Ir jeigu aš juos būčiau praėjęs ir toliau ėjęs tais pačiais žingsniais ir kažką dar kažkam perdavinėjęs tą pačią patirtį, tai turbūt būtų, nelabai rezultatas kažkoks. Bent jau man taip atrodo, kad patrauklus ar geras, nes šiai dienai mano suvokimas apie žingsnius yra kardinaliai pasikeitęs. Ir tą, ką aš padariau pirmą kartą, ir aš tada irgi gerai padariau, nes aš likau blaivas, tai yra faktas. Bet aš juos visą laiką nagrinėdamas, kalbėdamas su naujokais, kalbėdamas su kitų alkoholikų, klausydamas kitų patirčių, ne? Pas mane labai formuojasi tie nauji supratimai, suvokimai apie žingsnius. Ne? Ir šiai dienai aš jos toliau turbūt, ar čia tobulinimas, aš nežinau, kaip tai įvardinti, ne? Bet suvokimas jis visą laiką keičiasi. Ir ta aukštesnė jėga, aš iki galo turbūt jos neturiu atradęs tokios, kad aš galėčiau paimti ir papasakot, kaip tai atrodo pas mane. Aš žinau, kad jinai yra, kad tikrai tai kažkas tai daro ir kažkokiu būdu tai veikia. Bet mano tas supratimas, kad aš turiu tą aukštesnę jėgą ir jinai yra tokia, imkit, pažiūrėkit, aš jums galiu paaiškinti, tai dar aš turbūt iki šiol jos taip ir nesuformavęs pas save galvoti. Ir daug apie ką yra tai. Tai va tie žingsniai, čia yra tie instrumentai, kuriais aš naudojuosi, ne, bet kad pagaminti kažką su tų instrumentų pagalba, tai va tobulinos, kaip ir tas turbūt stalius meistras. Turi tos pačius instrumentus, bet visą laiką kažkokius daro kitokius kūrinius, vis tobulesnius. Praktika tą daro. Su patirtimi stalius padaro daug gražesnius baldus negu pradedantis. Tai aš manau, kad pas mane lygiai tas pats su tai žingsnis. Tie instrumentai yra visi vienodi, bet mano tie įgūdžiai, ta praktikavimas, suvokimas kažką
duoda tos naujus vaisius, naują tą derlių. Ir man pačiam pirmoje eilėje. Man pačiam susitvarkyti su tą kasdienybę, susitikti su tais rūpesčiais, su tais visais nemalonumais, kurie aplinkui mane vyksta daug daugiau, negu kada aš geriu. Iš tikrųjų. Kliučių 100 kartų daugiau. Rūpesčių, problemų, taip vadinamų, irgi 100 kartų daugiau, nes kažkada aš turėjau vieną rūpestį, kad būtų alkoholio. Turėjau vieną svajonę, kad jo būtų nesibaigiantis kiekis. Dabar pas mane viskas yra po 100. Aš turiu 100 rūpesčių, aš turiu 100 svajonių ir man reikia su jais mokėti susitvarkyti. Mano emocijos manęs nebesuvaldo. Mano pyktis manęs neišmuša iš koto. Aš supykstu ir šiandien. Bet aš nežinau, ar aš išmokau supykti, ar aš išmokau save pastebėti. Manęs nebeėda tas viskas. Aš su tuo išmokau gyventi. Tai anoniminiai alkoholikai tai gyvenimo būdas. Aš moku gyventi su nemalonumais, su netektimi. Vat šitoje vietoje turbūt, bet čia būtų dar didelė turbūt atskira tema, kaip aš matau tą aukštesnėje jėgą. Nes man asmeniškai nelabai patinka, kai aš girdžiu, kad aukštesnė jėga kažką padovanojo, mane iš kažkur išgelbėjo, kad mane nuvedė kažkur aukštesnė jėga. Ir girdint, ta aukštesnė jėga daro tik tai kažką gero. O kada kažkas negero atsitinka, kaip dingsta ta aukštesnė jėga. Atrodo, žmogus pradeda pykti ir jau Dievo nebėra, arba Dievas ten kažką jau baust pradėjo. Bet Dievo valia, kuri yra nesuvokama, man žmogui yra nesuvokama ir neįmanoma suvokti. Tai ir yra tame, kad ir blogi dalykai, ir geri dalykai. Čia ir yra ta Dievo valia. Ar aš moku ją priimti, ar ne? Vat kaip jeigu aš išmokau su netektimis išgyventi, reiškia viskas gerai su mano blaivybė ir bus. Manęs tada niekas neišmuš iš koto. Bet jeigu aš išmoksiu gyventi tik Dievo dovanomis, tai kas su manim bus, kada aš gausiu kažkokią netektį, kada Dievas neduos tos dovanos. Tai vat, tas man labai svarbu buvo. Gan dažnai būdavo mano tokia tema užduodama. Gerai, kai viskas gerai, o kada ne viskas gerai, kaip tada gyventi man kaip alkoholiui. Vat, daug teko klausytis pasidalinimų žmonių ir tas tikrai pasirodo man kaip alkoholikui yra vienas iš svarbiausių dalykų. Kad aš negerčiau, ne tik aš turiu su džiaugsmu valdytis, bet ir su nelaimėm tom tvarkyti. Su netektimis. O čia šitoj vietoj man turi būti svarbu, nes kada viskas kaip per sviestą, tai be pigų būti blaiviam, būti džiaugsmingam, mylėti visus aplinkui. Bet kada ne viskas gerai, kaip tada elgtis, kaip aš tada koksai aš išlieku. Ar išlieku aš toks pats nuolankus, ar išlieku aš toks pats mylintis, mąstantis ir taip toliau. Tai kažkaip taip, aš galvojau, kad man daug mažiau laiko reikės, bet žiūriu, kad čia dar vos neįpusėjau, o jau laikas ateina į pabaigą. Gerai, ačiū, kad pakvietėt, kad leidot pasidalinti savo patirtimi, skleistą žinią. Labai džiaugiuosi, kad aš esu blaivas, labai džiaugiuosi, kad turiu jūs, kad bendraujat su manim, kad leidžiat man pasisakyti. Be jūsų tikrai aš buvau niekas ir būčiau niekas. Tiesioginė ta žodžio prasme. Aš buvau niekas. Tai didelę turiu dovaną šiai dienai. Turiu savo blaivybę, turiu draugiją, kuri mane visokį priimdavo ir niekada nebuvo išvarius. Turiu didelę dovaną, didelę. Aš vadinu, kad aš gyvenu viršvalandžiu. Nes tikrai jau seniai turėjau būti kartu su savo sugerovai. O šiai dienai nei vieno mano sugerovo
gyvųjų tarpe nebėra. Tai ačiū.